Aš norėčiau pakviesti į sceną Nord Security patentų skyriaus vadovę Aušrą Diliautaitę, kuri būtent mums papasakos, o kiekgi patentų reikia vienaragiui. Štai Giedrė kalbėjo apie tuos startuolius, kurie išsamei ir tvarkingai žiūri į savo turimą ūkį, išradimus, intelektinę nuosavybę. O būtent Aušros paprašysim vėlgi paatvirauti ir mums pristatyti, kaip gimė ta strategija, kad jie patentuoja, kiek plačiai jie patentuoja, kaip tas procesas vyksta ir kaip tai vėlgi įtakoja jų verslą. Tai Aušra, jeigu prezentacija pajungta, eteris jūsų. Ačiū Giedrei, geras intro gavosi į mūsų prezentaciją, nes taip, mes esam tas startuolis, kuris vienaragis, kuris turi intelektinės nuosavybės strategiją ir ją vykdo. Tai pakankamai greitai pabandysiu papasakoti, kaip tai veikia praktikoje. Pagrindinis akcentas į tai, kodėl mes nusprendėm investuoti savo laiką, pinigus ir labai daug energijos į tai, kad atsirastų Nord Security'je patentų portfolio. Tai greitai mūsų temos. Pristatysiu trumpai įmonę, papasakosiu, ką reiškia patentas, nors turbūt šiai auditorijai daug aiškinti labai nereiks. Pristatysime skaičius savo patentų portfolio šiai dienai, papasakosim, kaip pavyko pasiekti, pasidalinsim patarimais išradėjams, bet čia bus tie patarimai iš mūsų kaip tokio tipo įmonės perspektyvos, su kokiais iššūkiais susidūrėm ir kaip sprendėme. Na ir papasakosim trumpai apie patentų naudą mums dabar ir ateityje, kažkiek tai koreliuoja ir rinkai ir manau galbūt ir didesniai auditorijai. Tai Nord Security daug pristatinėti nereikia. Tai yra Lietuvos antrasis vienaragis, esame globalūs, turime 15 milijonų vartotojų visame pasaulyje, mūsų žymiausias brandas yra NordVPN, tai mūsų produktas virtualus privatus tinklas, kuris yra gavęs apdovanojimus ir atsiliepimų globaliai. Ir taip pat mes esame, dar kartą pažymėsiu, tas vienaragis, būtent šiais metais mes gavome 3 milijonų įvertį ir iš dalies mūsų globalumas ir mūsų statusas implikavo patį veiksmą, kad mes turime patentuoti. Tai ką reiškia patentas aplamai? Patentas tai yra valstybės suteikta teisė verslo subjektui arba asmeniui naudotis savo technologiją ir uždrausti kitiems atlikti veiksmus su ją. Esminiai patentabilumo kriterijai, tikriausiai visi žinome, yra naujumas, nauda ir neakivaizdumas. Kalbant apie anksčiau bendruomenės ir pranešėjų pristatinėtus produktus, tai mes kalbėjom labai daug apie prekių ženklus, apie dizainus, apie tai, kas yra visiškai akivaizdu. Tuo tarpu mūsų patentuojamas produktas yra, va taip uždarytas už durų, ar ne, ir atrodo, kam jį reikia išnešti į išorę. Jeigu mes galėtumėm jį ten toliau savo saugiai užsidaryti, toliau savo vystyti savo produktą, nes tai yra programinė įranga, kurios niekas nemato. Taip atsiradus AI ir esant labai dideliu ekspertu, galima tą technologiją galbūt kažkiek įsipakuoti, numanyti ir suprasti, kaip tai yra padaryta, kaip ten viskas pas mus veikia, bet tai bet kokiu atveju bus labai mažai daliai ekspertų suprantama, o mes patentuodami savo technologiją iš esmės išnešam į išorę ir papublishinam jam ir atrodytų, kam to reikia. Tai grįžtant prie mūsų ankstesnio slaido, mūsų statusas toksai yra, mes esame tarptautiniai, mes labai stipriai veikiame US, todėl ir yra šitas būtent US patento vaizdelis parodomas jums. Ir mūsų investicijos į mūsų bendrovę ir mūsų tas prekės ženklo žinomumas reiškia, kad mes esame tokioje rinkoje, kurioje tiek produktas, tiek patentų konkurentai technologiją panašią į mūsų, arba galimai gal net ir tą pačią, papublishina patys pirmi. Tai reiškia, kad jie pirmi pasako, mes turime šitą išradimą ir jie mums gali taip uždaryti arba pasunkinti mūsų kelią ir dirbti su mūsų produktu. Tai kas implikavo mūsų tą patentavimo visą sprintą, spurtą, tai implikavo tai, kad mes esame jau visai kitos rinkos žaidėjai, tokios rinkos, kurioje konkurentai stipriai patentuoja. Ir patentuoja būtent tai, panašiai, ką ir mes. Tai mes kalbame, kad mums patentavimo nauda, bet ir ne tik mums, tai yra iš esmės išradimų ir pajamų apsauga. Ir
Dar vienas svarbus dalykas, ką mes patys pajutėm, tai patentavimas yra labai geras, svarbus, reikalingas žingsnis, skatinant inovacijų kultūrą. Tai Nord Security patentų portfolio šiandieną galim drąsiai apie tai kalbėti, informacija yra public. Mes turime daugiau negu 200 US patentų ir pasigirsiu, skaičiavome su savo analitikos sistemomis, mes esame Baltijos šalyse daugiausiai US patentų turinti bendrovė. Mūsų atveju į darbą kartu su patentų skyriumi įsitraukia daugiau negu 15 techninių komandų. Tai yra tikrai labai daug ir mes turime iš savo kolegų daugiau negu 50 išradėjų. Mūsų portfolio augimas atrodė taip. Patentų veiklą labai lėtai pradėjome 2020 metų pačioj pabaigoj. 2021 ir 2022 mes failinom, tai reiškia teikiame paraiškas į US registrą didžiausiai savo skalėje, ką reiškia mūsų va šitas augimas, ar ne? Kad mes 21 tik pradėję turime tik tai 5 granted patentus, 22 jau 54, 23 turime 148 ir žiūrėdami į savo sistemą, į savo doketą, mes matom, kad čia tikrai dar ne pabaiga yra. Tai tų pafailintų, pateiktų paraiškų, labai sudėtinga įsiversti tą lietuvių kalbą, kai viską darai angliškai, tai pateiktų paraiškų mes turime daug ir dar daug jų yra pending statuse, yra dalis jau egzaminuojamų. Kodėl mums taip greitai pavyko pasiekti šitą skaičių? Todėl, kad USPTO patentų registre galima prašyti fast track paslaugos, reiškia greito išnagrinėjimo per 1 metus. Tai dėl to tos pirminiai patentų grantai jie ir augo, nes mes padarėm va tokią investiciją, pirkom šiek tiek brangesnę nagrinėjimo programą, greitesnę ir pavyko dėl to greičiau surinkti tą patentų skaičių pageidaujamą. Dabar, jeigu nesirenkant tos fast track sistemos, vidutiniškai US patentų registras išnagrinėja paraišką per 3 metus. Yra pasitaikę, kad ir per 2 kokius metus išnagrinėjo, bet tas vidurkis yra maždaug 3 metai. Tai dėl to mes tikimės, kad dar po metų mūsų granted patentų portfolio skaičius vėlgi žymiai paaugs. Dabar kokie mūsų sprendimai sulaukė, sakykime, daugiausiai mūsų patentų komandos dėmesio, į ką mes labiausiai orientavomės. Labiausiai orientavomės į savo pagrindinius produktus, tai aišku NordVPN'as, mūsų virtualus privatus tinklas, NordPass'as, slaptažodžių valdymo įrankio technologija. Su NordPass'o produktu, pavyzdžiui, labai didelį spurtą turėjom, čia už tokios praktinės informacijos. Labai didelį spurtą turėjom, kadangi NordPass'o komanda sukūrė funkcionalumą ir norėjo paviešinti white paperį. Tai mūsų komandėlė patentų buvo ką tik tai susikūrusi, gerai, kad jau jie turėjo informaciją apie mus, jie atėjo pas mūsų tą informaciją, tai mes šiek tiek sugebėjome per 1 mėnesį pateikti paraiškas visam tam jų tokiam pakankamai dideliam white paperiui, tai labai dirbo kartu ir ta komanda, ir marketingistai, kai būna tas teisininkų ir marketingo visą laiką tokia įtampėlė, ar ne. Tai marketingistai kažkaip susikaupė ir palaukė, kad jie galės papublishinti savo informaciją šiek tiek vėliau, negu kad jie buvo suplanavę. Toliau iš kitų mūsų produktų galim pereiti į NordVPN Meshnetą, privataus užšifruoto tinklo technologiją. Tai yra tikrai labai unikalus dalykas, kalbant apie mūsų portfolio, sakykime, patenkintų paraiškų kiekį. Meshnetas yra tikrai kažkas unikalaus. Tai nėra kažkoks tai išradimas, kurio niekas kitas aplinkoje neturėtų, bet taip kaip darome mes, tai darom tikrai labai unikaliai, nes mes labai greitai gavome patvirtinimus savo sprendimų. Ir paskutinis, gal sakykime, NordVPN Threat Protection, tai yra ta mūsų technologija, kuri yra skirta apsaugoti nuo kenkėjiškų programų, reklamos stebėjimo priemonių. Buvo klausimas, kaip apsisaugoti nuo kukių, tai kažkiek gali padėti Threat Protectionas. Tai visi mūsų nuostabus faini produktai, kviečiu naudotis versle ir namuose. Ir mes, sakykime, iš savo portfolio, tai yra pagrindiniai dalykai, kur dabar mes turime savo granted patentus. Kai kalbam, ar mes galim pasakyti, kad programinė įranga kaip tokia, jinai yra koksai parašiutas, oro balionas ar kažkoks ten pavyzdys, nežinau, iš tokių labai praktiškų dalykų, tai ne.
patentų šeimos daugiausiai susideda iš tokių funkcionalumo, iš komponento, išėmus jį iš konteksto, jisai gal tokio breakthrough, tokio proveržio nepadarytų technologinio, bet jeigu pažiūrime tai, ar mes apipakuojam visą savo sprendimą, kurį labai vertinam, ar tai mes jį apipakuojam patentais, tai taip, mes laikom, kad mes pakankamai apsisaugoję esam ir gerai pasidengę savo funkcionalumą. Dabar, kaip pavyko tai pasiekti? Tai pirmoje vietoje ta energija ir didelis tikslas. Mes gavom tokį iššūkį iš stakeholderių, kad pabandykit padaryti 100 patentų per metus. Ir niekas nelabai tikėjosi, kad galima padaryti tokį dalyką, nes atrodo, kad skaičius iš tikrųjų galingas, labai daug reikės pastangų, labai daug reikės energijos, bet kur mes susidėjom savo pagrindinius, sakykime, pagrindinės mūsų svarbiausios dalis, kurios mums padėjo tą idėją išpušinti, be abejonės buvo didelė stakeholderio energija ir palaikymas. Tada išradėjai. Mes sugebėjome įtraukti išradėjus, kurie pas mus šiaip yra labai, sakykime, šviesus, protingi žmonės ir iš tiesų jau įrodytai šviesus, protingi žmonės, nes jie turi tai išradėjo statusą ir turi ant tokio amerikoniško patento su auksiniam raidelėm ir savo pavardę, kas yra labai malonu ir labai pakelia emociją tokį dalyką turėti. Tai mes sugebėjom surasti savo įmonėje tos žmonės, kurie turėtų tą išradėjo gyslelę, nes visi daro pakankamai praktišką darbą, visi daro, tiesiog vieni žmonės galbūt jaučia, kad tai yra kažkas tai naujo, ką jie daro, o kiti šiek tiek galvoja, kad jie daro darbą. Tai mes sugebėjom surasti tuos žmonės, kurie yra tokie entuziastingi, sakykime, plataus požiūrio, energingi, geba susikalbėti su patentų advokatais, kas iš tikrųjų yra toksai pakankamai unikalus sugebėjimas, mes jį iš esmės ir išugdėm. Tai tokie, sakykime, labai plataus požiūrio žmonės, kurie geba savo idėją pristatyti ne tik tai skaičių kalba, ne tik tai kodo kalba, ne tik tai inžinieriaus kalba, bet geba ją gebėti iškomunikuoti tokią kvazi teisinę, kvazi inžinierinę kalbą, kas yra šiaip labai savotiška ir sudėtinga. Tai tam pasitarnavo patentų komanda, kurie veikia kaip tarpininkai tarp advokatų ir tarp mūsų žmonių, mūsų kolegų, tai reiškia developerių, inžinierių, product ownerių, labai tokių techniškų žmonių apie temą. Kas mums padėjo atrinkti idėjas, nes buvo toksai momentas, kada mums reikėjo labai skatinti savo kolegas, kad pabandykit vieną kartą, mes jums padėsime, jums sufasilituosim aplinką taip, kad jūs galėtumėte, kad tai netrukdytų jūsų tiesioginiai darbo funkcijai, čia mūsų buvo labai didelis dalykas ir jiems iš esmės, nes jie sakė, tai kiek mums čia to laiko užims, o mes sakom, pabandysim viską labai gražiai sudėlioti, kad jums neužimtų daugiau laiko ir netitrauktų jūs nuo tiesioginės funkcijos, nes mūsų pagrindinė prekė tai tikrai ne patentas šiuo metu yra, mūsų pagrindinė prekė yra mūsų produktas. Reiškia, produktas turi veikti, produktas turi atrodyti gerai marketinge, daryti tai, ką darėt, tiesiog ta visa užklasinė veikla prie apsaugos, jinai turėtų netrukdyti tiesioginiai funkcijai. Tai tokią pradžią padarius, ar ne, visi kažkaip, kurie pajautė, kad su mumis yra lengva ir faina dirbti, jie pradėjo siūlyti tokią masę žmonės idėjų ir tada mes supratom, kad reikia mums pasidaryti savo išradimų ir inovacijų komitetą. Ar ne, jau atėjo tam laikas, jau nebereikia, gal sakykime, tiek žmonių visų motyvuoti, bet jau reikia labai pradėti atrinkinėti idėjas, nes visi pradėjo siūlyti tokias idėjas, kurios galbūt mums kaip verslui nėra itin reikalingos, galima jas laikyti kaip komercinę paslaptį, ar ne, nes jos pernelyg yra aplink, pernelyg visur, reiškia neverta jų registruoti. Tai tokie keli kintamieji ir aišku tas bendradarbiavimas su profesionalais. Tai reiškia, kad mes turime, jeigu galvoti apie patentų komandą ir apie viso šito skyriaus komandą, kas su mumis dirba, tai taip mes turim labai mažą komandėlę įmonės viduje, kurie užsiema šitą veiklą, bet mūsų dar viena didelė komandos dalis, tai yra mūsų tiekėjai, advokatų kontoros, su kuriais mes dirbam. Tai galbūt to tiekėjo profilius mes esam pasirinkę, kad mes mėgstam butikinės advokatų kontoras, patentų advokatų kontoras Amerikoje, nes ir labai bandom dar pakliūti į tokias, kur mes būnam pirmas klientas, kur mes turim tą tokio svarbiausio kliento statusą. Tas irgi labai padeda, mūsų tada ir bendravimas visai kitoks yra negu kaip tiekėjo ir kliento. Ir tiesiog mums lengviau susikalbėti, mums patiems kaip klientui yra tą tokį ekskliuzyvą turėti fainiau, bet čia turbūt kaip ir, nežinau, kolegos teisininkai
galbūt iš advokatų kontorų daugiau žmonių yra, tai paminės, kad taip, kiekvienam klientui labai malonu yra gauti kažkokio tokio išskirtinio dėmesio, ar ne? Ir gal čia ir paslaptis, kodėl mums taip kažkaip pasisekė su tais tiekėjais mūsų. Na ir dabar dirbant su išradėjais, ar ne, tai kažkiek jau intro aš padariau apie tai ir ką mes su jais kalbėjom. Pradžioj buvo toksai dalykas, mes sakom, žiūrėkit, mums atrodo yra patentabili idėja, jūsų idėja X. Ir jie sako, ne, taigi čia viskas aišku. Ir tada mes galvom, kaip čia taip viskas aišku, tai tikrai neaišku. O jiems viskas aišku, nes jie toje problemoje jau yra kokį pusę metų. Jie kiekvieną dieną ją sprendžia. Nu ir tiesiog, kadangi jie patys ją sprendžia, domisi, jiems pasidaro viskas labai aišku, jie galvoja, kad aišku yra visiems, tai tada ta patirtis, kai pateiki paraišką ir kai paraiška praeina egzaminavimą ir kai įmonė gauna patentą, o žmogus gauna išradėjo statusą, pakeičia šiek tiek žmonių supratimą, ar patentabilu, ar nepatentabilu tai, ką jie daro kiekvieną dieną, ar ne? Tada, kai kalbėjom apie tokias kryptis, kur mes turėtumėm aplamai patentuoti, tai visą laiką bandome savo kolegas, išradėjus, daugiau sukelti tokį klausimą, kad reikia galvoti apie sudėtingą problemą. Jeigu problema jau kažkiek tai yra, kaip pasakyti, mūsų įmonės viduje praspręsta arba rinkoje pačioje praspręsta, tai gal tada reikia grįžti prie pačių šaknų ir galvoti apie problemą labai taip iš aukštai, fundamentaliai, globaliai. Tai kartais implikuoja gerų visai pamastymų, gerų minčių, gerų išradimų atsiradimą mūsų įmonėje. Aišku, geriausiai sekėsi tiems mūsų kolegoms, kurie yra labai smalsus ir jie domisi. Kadangi mes turime keletą produktų, kai kurie iš jų yra gretimi, tai aišku, kad geriau sekėsi tiems žmonėms ir daugiau žmonių tapo išradėjais mūsų atveju, tie, kurie turėjo daugiau bendravimo, daugiau ryšio su kitais, su tokio pačio kvalifikacijos, tos pačios kvalifikacijos, tokio pačio tipo žmonėmis kitame produkte. Nes, na, tai kažkiek tai jiems sukeldavo minčių, kad jeigu vienas produktas panašus sprendžia, kitas produktas panašus sprendžia kažkokią tai problemą, tai galbūt galima kažkaip net ir kartu sudėjus pajėgas sugalvoti globalesnės patentuojamos problemos sprendimą. Aišku, mums padėjo tie žmonės, kurie domisi naujausiamis technologijomis, yra tokie labai smalsus. Tas išradėjo tipas, jisai praktiškoje bendrovėje su aiškiais tikslais produkto kūrimui, jisai yra savotiškas, bet taip, būna tokių žmonių, kurie labai domisi tai, kas yra aplinkoje ir tai iš tikrųjų jiems ir suteikia daugiau potencialo kažką tai naujo išrasti. Labai svarbu yra dokumentuoti veiklą, apie ką mes ir kalbėjom. Turėjom keletą tokių žmonių, kurie tiek nuosekliai dokumentuoja tai, ką daro, kad mums ypatingai sumažino laiką praleidžiamą su patentų advokatais, nes mes tiesiog paimdavom jų veiklos užrašus ir iš karto paduodė advokatui, advokatas persiskaitė apie ką, toliau seka interviu su išradėju ir tada pakankamai greitai, pakankamai lengvai atsiranda patento paraiška, mažai to įsiterpimo, mažai tų pakartotinių intervavimų ir pakankamai greitai prieinam prie rezultato. Tada dar ką siūlydavom savo išradėjams, jeigu jie galvoja, tai kas čia dabar galėtų, ką čia galima būtų papatentuoti. Tai mes padėdavom su patentų komanda jiems panalizuoti ne tik tai produkto, bet ir patentų rinką. Reiškia, mes turim tos sugebėjimus atrinkti prior arto, tai duodavom jiems paskaityti, ar ne, kad jie aplamai suprastų, kokia ta kalba, kaip jinai dėliojasi, kaip dėliojasi kleimai, žinau, kaip čia pasakyti teisingai. Okay, žino, kas žino. Tai kaip dėliojasi pagrindinė patento dalis, tai vieną kartą, keletą kartų perskaičius, pakankamai atrinktą informaciją, jau darosi lengviau suprasti, ką galima iš savo veiklos pasiūlyti įmoniai patentuoti. Na ir kreiptis į profesionalių patarimų patentavimo specialistus, tai aišku, patarimas buvo ne tik tai mūsų išradėjams kreiptis į mums, bet ir mums patiems. Mes ėjome ir į advokatų rinką, turėjome ryšių toj pačioje Amerikoje su tokio tipo darinio, ką mes turim dabar, patentų skyriaus analogais kitose netgi labai didelėse įmonėse, kurie sutiko dalintis savo patirtimi ir tie patarimai ir jų ryšiai ir rekomendacijos buvo mums labai vertingi. Na ir kaip mes matome tą naudą dabar ir ateityje. Tai kaip ir minėjau, tai yra mums verslo saugumo didinimas, komercinė nauda, mes dabar komercinės naudos iš patentų kaip daikto nesiekiam, nes mes jo niekaip nepardavinėjam šiuo metu.
Bet potencialiai tai visą laiką yra ir čia tik tai verslo sprendimas, kada mes nuspręsime eiti kažkokią kitą rinką su savo turtu šitu. Mums yra aišku svarbu inovatoriaus statusas, malonu jį turėti Lietuvoje, malonu jį turėti globaliai. Mūsų verslo segmento produktams kartais jie naudoja tą informaciją, kad tai yra mūsų patentuotas sprendimas produkto marketinge. Kai kuriais atvejais tai veikia, kai kuriais atvejais gali atstumti, čia galbūt kitokio pranešimo tema ar ne marketingo specialistų, nes mūsų pirkėjų rinkai jie yra tokie savotiški, ne visą laiką tą informaciją apie patentą gali jiem būti patraukli. Tai į šitą žiūrim, mes niekaip kaip patentų komanda neformuojam tokios politikos, čia jau žiūri mūsų marketingo specialistai, ar jų segmentui tokia informacija būtų naudinga. Na ir kaip įmoniai, tai yra tas vadinamas employer brandingas, ar ne, tai talentų įtraukimas ir pritraukimas tam tikro tipažo žmonėms. Ir būtent tokiems žmonėms, kurių mes labiausiai ieškome į savo įmonę, tai tas faktas, kad įmonė yra inovuojanti, kad jinai nestagnuoja, kad jinai kūrė naują produktą, kad tu pats gali būti reikšminga šito proceso dalimi, kad tu gali savo turėti vardą ant patento, tai gali būti labai patraukli informacija, tai gali būti tas vienas iš signalų, kuris pritraukia ateiti dirbti į įmonę. Tai prašė daryti trumpai pranešimą. Ačiū visiems uždėmesi. Yra mano e-mailas. Plojimai Galite visko klausti. Jo, plojimai už tai.